Taigi sveikinuosi su nauja savaitė, mėly klausytojai. Ir šiandienos tema yra, kaip išlikti dėkingam neigiamose situacijose. Ar apskritai įvairiose gyvenimo situacijose. Tai jeigu kas nors mane sekate Instagramo paskyroje, Egnuela podcastas, ypatingai šią savaitę dalinausi storius apie tai, kad ši savaitė yra praeita savaitė ir galimai galbūt šią savaitę irgi jausite dar visą tą tokį jausmą, kitokį jausmą, galbūt kažkas atrodo yra kitaip. Galbūt kažkoks neigiamos emocijos išryškėja didesnės ar miego problemos. Pavyzdžiui, man šią savaitę iš tikrųjų labai nėjo miegoti. Tai per visą savaitę tikrai nebuvo turbūt nei vienos nakties, kad galėjau taip normaliai išmiegoti. Ir iš tikrųjų, bekalbant su žmonėmis, tai atrodo, tai nėra ne tik man, bet daugeliu iš tikrųjų susiduria su šituo dalyku, kad labai prastas miegas, arba atsikelia dažnai ir panašiai. Arba tiesiog žmonės nesijaučia kažkaip savimi, arba jaučia kažkokį tai pokytį. Tai kas vyksta šiuo metu, kadangi vyksta didžiuliai perversmai energetiškai, tai yra įvairūs užtemimai ir apskritai mes periname į kitą dimensiją taipogi, tai dėl to mes ir galime jaustis tokie labiau pažeidžiami, labiau traukia galbūt prie žemės, galbūt sunkiau yra susikaupti, sunkiau yra užmigti, bet galiu pasakyti, jeigu taip yra, tai mes einame tinkama linkme, jau žodžiai, pinas ir žodžiai man. Mes einame tinkama linkme, todėl kad mes turime, į paviršių išeina tai, kas turi iš mūsų išeiti. Tam, kad mes įsileistumėme naują energiją, dėl to, kad visa tai, kas mus dabar čia vyksta, mus atves į daug geresnės dienas, į aukštesnės vibracijas. Ir žinau, kad ne visi galbūt tokiais dalykais tikite, galbūt ne visi esate spiritualūs tiek stipriai ir panašiai, bet iš tikrųjų yra tikrai kažkas daugiau, negu mes matome plika akimi ir manau, galite pasižvalgyti pasaulyje, kas šiuo metu vyksta, ar ne, didžiuliai uraganai, kurie tikrai yra itin stiprus, įvairūs vandens užpilimai, pavyzdžiui, Tailando šiaurė, kur aš praleidžiu žiemas, dabar irgi buvo labai didžiuliai potviniai, ko nebuvo dešimtmečius iš tikrųjų. Tikrai pasaulyje vyksta labai daug dalykų šiuo metu, kas ir parodo, kad vyksta kažkokie tai didžiuliai perversmai, energetikos didesnės ir panašiai. Ir kitaip sakant, magnetinės audros. Ir dėl to tai gali stipriai paveikti mus ir žmonės taipogi, ypatingai jeigu tu esi šiek tiek jautresnis, jeigu ir pamedituoji, esi spiritualesnis ir turi tą tokį ryšį galbūt stipresnį su visata ir panašiai. Tai sakau, mano aplinkoje labai daug kas šiuo metu jaučiasi panašiai kaip aš. Ir mačiau, kad irgi su kuo bendravau per Instagramą, irgi daug kas parašėte, kad jaučiate tam tikrus dalykus kitokius negu įprastai. Bet esmė yra tokia, kad pozityvas yra, nereikia susitelkti į tai, kad va dabar aš taip jaučiuosi, tai žodžiu, jau čia viskas yra blogai. Tai reikia tiesiog jausti dėkingumą. Apskritai gyvenime, kai kažkas galbūt vyksta ne taip, kaip tu nori, kad vyktų, labai svarbu išvelgti yra pozityvo įvairiuose situacijose. Tai netgi, pavyzdžiui, pavyzdys, tarkim, tu eini, tu nukritai, tu galbūt susižaloji koją ir ką, ir tu tada tiesiog sakysi, va, žiūrėk, koks aš vargšas, man koja susižaloja, aš dabar nieko negalėsiu daryti, aš šiek tiek daug planavau ir panašiai. O iš kitos pusės tu galėtum sakyti, tik tai koją susilaužiau, o galėjo būti daug blogiau, galėjau iš viso neatsikelti, galėjau galbūt iš viso prarasti savo gyvenimą, juk galėjo viskas būti blogiau. Tai mes esame iš tikrųjų dėkingi. Taip, įvyko incidentas, bet tu vis tiek esi dėkingas, kad tu toliau gali gyventi, toliau gali judėti į priekį, nors turi tam tikrą diskomfortą, bet jisai yra laikinas. Tas pats yra, pavyzdžiui, dabar irgi su visa šita miego situacija, kurią aš turiu, ar ne? Tai aišku, tai mano gyvenimo, kaip pasakyti, kokybė tikrai stipriai veikia šią savaitę, bet aš žinau, kad tai yra laikina ir aš esu dėkinga, kad aš einu per tokį pokytį ir kad aš jaučiu, kad aš pati jaučiu iš savęs, kad pas mane įvyko tam tikri kitokie pamastymai, tam tikri sprendimų priėmimai, kurie man padės iš tikrųjų veikloje visur kitur judėti prieki daug stipriau, ko galbūt aš nebūčiau pajautusi, patyrusi, jeigu aš nebūčiau dabar perėjus per šitą visą laikotarpį. Tai kad ir jautiesi galbūt šiek tiek labiau pavargęs ir tas negatyvas galbūt yra šiek toks didesnis, nes apskritai, kai tu neįsimiegi negatyvo, yra pas mus daugiau galvoje,
Tačiau vis tiek galima išvelgti pozityvo šitoje situacijoje, kad visumoje mus atves tai kažkur geriau, kažkur šviesiau. Tai viskas priklauso nuo mūsų perspektyvos, mėlyje. Ir taip pat, jeigu pas jūs gyvenime įvyko kažkokie tai stiprus galbūt sukrėtimai arba, pavyzdžiui, vagystė. Aš, tarkim, irgi esu turėjusi vagystę savo gyvenime, tikrai labai nesmagę, nes buvau Barcelonoje. Labai iš tikrųjų stipriai apvogė mus, paliko visiškai basai. Ir mes gerai, kad aš turėjau telefoną, gerai, kad aš turėjau piniginę ir galėjom iš tikrųjų nusipirkti už paskutinius pinigus, nusipirkom bilietus atgal į Škotiją, bet grįžom realiai basi, ta prasme. Ir aišku, atrodė tokia labai neigiama situacija, kaip čia mus apvogė, kaip taip galima elgtis, kiek daug nuostolių, mes dabar turėjom skristi į Ibizą, o dabar skrendam atgal į Škotiją ir mes neturim raktų nuo namų, neturim raktų nuo mašinos, nieko neturim, mano partneris ir telefonų nebeturėjo, jis iš viso buvo realiai tik su tapkėm, su šortais ir su maike. Na tai aš bent sakau, turėjau pasiemus kuprinę, kur buvo iš tikrųjų ir mano papuošalai, ir mūsų pasai. Ir, žodžiu, buvo mano telefonas ir piniginė. Tai bent jau taip mes galėjome iš tikrųjų sugrįžti. Tai aš iš tikrųjų tuo momentu, atsimenu, jaučiau dėkingumą. Galėjo būti blogiau, galėjo mus sumušti, galėjo kažkas mums nutikti, galėjo kažkuris iš mūsų būti ir ligoniniai. Tu niekada negali žinoti, ar ne? O kas čia? Čia yra daiktai. Jie yra uždirbami, jie yra pakeičiami ir čia yra laikina. Viskas. Ir iš tikrųjų, na, aišku, buvo vis tiek tas toksai jausmas, labai toksai nesmagus kurį laiko tarpą po tos vagystės ir panašiai, bet galiu pasakyti, kad visur galima išvelgti pozityvo. Ir labai dažnai visata mums duos testus, pažiūrėti, kaip stipriai mes to norime. Ar apskritai, pažiūrėti, kaip mes elgsimės toje situacijoje. Jeigu mes išlaikysime testą, tai mes būsim apdovanojami su kažkuom daugiau, kažko, kas pas mus ateis daug stipriau. Tai jeigu mes išlaikysim tą pozityvų požiūrį, tokiose situacijose, įvairiuose iššūkiuose gyvenime ir priimsime tai kaip testą, kaip pamoką, tai visata mums atneš daug daugiau į mūsų gyvenime, daug daugiau gausos, daug daugiau galimybių ir panašiai. Ir galiu pasakyti, kad aš dabar jau netgi, neatsimenu tiek jau labai tos vagystės. Ir tas yra labai geras pasakymas, kad jeigu to dalyko neatsiminsi po 5 metų, kodėl turėtum dėl to apskritai pergyventi. Ir aišku, tuo momentu yra sunku galbūt tai suvokti, bet kaip minėjau, išvelgti pozityvą įvairioje situacijose, visose situacijose yra tiesiog labai svarbu, nes tada mes pakeičiame perspektyvą. Kad galėjo būti blogiau, bet yra taip dar geriau gavosi. O vietoj to, kad, žiūrėkit, kaip gavosi blogai, koks aš esu. Taip, tavo planus sudergė, tavo planai pasikeitė, tačiau galėjo būti vis tiek blogiau. Tai ir čia yra dovana. Ir ką tu gali žinot, galbūt, pavyzdžiui, tas kojos susisukimas ar kažkoks netikėtas darbo išmetimas gali tave nuvesti ten, kur tu iš tikrųjų turėtum eiti. Galbūt tu sutiksi kažkokį žmogų, galbūt tu sutiksi kažkokią galimybę, galbūt tu pradėsi skaityti kokią nors knygą, kai tu tos knygos ir neskaitytum, nes tu būtum per daug užsiėmęs. Galbūt tu pradėsi ieškoti tam tikrų atsakymų, kurių tu apskritai nebūtum ieškojęs, kas tave ir nuves ten, kur tu nori nueiti. Tai viskas iš tikrųjų dėliojasi kaip dėlionė. Aš esu ne kartą jau sakiusi, kad gyvenimas yra iš tikrųjų ta dėlionė kaip puzlė. Mes vėliau ją sudėsim ir suprasim, kodėl tam tikri mūsų gyvenimo etapai įvyko. Ir gal tu tuo momentu nesupranti, kodėl man tai vyksta, kodėl aš dabar turiu tiek daug pereiti, kodėl aš dabar pastoviai gaunu atmetimą, kodėl tas žmogus nenori su manim dirbti, kodėl yra taip ir taip ir taip. Ir tu vėliau suprasi, kodėl taip įvyko, kad tu turėjai išmokti tam tikras pamokas. Ir jeigu tu tų pamokų neišmoksti, jos kartojasi tol, kol tu išmoksti. Tai vėliau tu pradedi suprasti, kodėl tai įvyko. Aha, aš dabar suprantu, man reikėjo tai išmokti, kad aš galėčiau tai turėti. Ir tai viskas susidėliojo pačiu geriausiu laiku, kokiu tik tai galėjo susidėlioti. Nes jeigu būtų susidėlioję anksčiau, aš to nebūčiau žinojęs. Tai viskas vėliau mums išaiškėja, kodėl vyksta taip, kaip vyksta. Ir netgi tos neigiamos situacijos, kurios atrodo labai neigiamos, jos kažkur mus veda. Kaip aš, pavyzdžiui, prieš 6 metus buvau labai, tikrai neigiamoj galbūt būsenoj, pasimetusi, nežinau, ką noriu su savim daryti, toks buvo nerimas pastovus ir panašiai. Ir tai mane atvedė prie saviugdos, tai mane atvedė prie meditacijos, tai mane atvedė prie analizavimo savęs ir nustojimo bėgti nuo to tikro savęs. Ir tai mane atvedė prie galimybės, kuri man padėjo iš tikrųjų pakeisti mano gyvenimą kardinaliai. Tai kaip viskas susidėlioja, ta prasme, kad tas momentas, galbūt jisai buvo labai toksai tamsus, sakyčiau, ar ne? Bet be to tamsaus periodo nebūtų buvę to šviesaus periodo.
Taip kad prisiminkit, mėlyjei, tiesiog išmokim pažvelgti įvairias situacijas su tuo dėkingumu, kad ir kokia ta situacija bebūtų, nes visur galime jo išvelgti. O jaustis dėkingu ir strese tuo pačiu metu yra neįmanoma. Tai va, tai bus šiandieną toksai trumpas epizodas, tikiuosi, kad jums šita žinutė bus naudinga ir prasminga ir vis dar noriu priminti, kad šiandien yra paskutinė diena, kai galite prisijungti su 50% nuolaida prie Saviugdos grupės Aš esu gausa, su kuria prasidedame jau šiandieną vakare bus pirmasis seminaras, tai galite tai padaryti pakeisk-savo-gyvenimą.com ir prisijungti prie Saviugdos grupės ir aš iš karto jūs pridėsiu į grupę. Tai kas tenais vyks, mes turėsime savaitinius seminarus apie gausos pritraukimą, apie limituojantį mąstymą naikinsime ir keisime į tą mąstymą, kuris mums atves daugiau gausos. Tai bus labai toksai praktinės užduotis bus duodamos jums, nes šitas podcastas yra labai trumpi epizodai, ar ne? Tai duoda žmonėms iš tikrųjų daug vertės. Tačiau Saviugdos grupėse mes labiau gilinamės tas temas ir ypatingai, kas liečia gausą, mes labai gilinsimės, kaip pritraukti daugiau pajamų, energetiškai keliant save ir iš tikrųjų mažiau darant, bet daugiau dirbant su savimi, kai mes galime pritraukti daugiau pajamų savo gyvenimus. Ir bus duodamos praktinės užduotis ir užduotis bus paliekamos visam laikui. Tai kviečiu jūs prisijungti, mėlyjei. Jeigu jums patiko šitas epizodas, pasidalinkite savo socialiniuose tinkluose. Taip pat nepamirškite palikti atsiliepimo man taip pat. Galite parašyti man asmeniškai Agnuela podcastas arba Agne Der Facebook'e. Ir ačiū, kad klausot, ačiū, kad esate ir nepamirškite dalintis, nes kai jūs atskleidžiate, čia toks patarimas gausai, jeigu jums kažkas patinka, jeigu jūs jaučiate naudą ir jūs tuom nesidalinate, tai jūs irgi užstabdote nuo savęs gausą. Tai visur yra energija, jeigu jums patinka šitas podcastas, patiko šitas epizodas, pasidalinkite ir tokiu būdu jūs suteiksite atgalinį ryšį man ir tokiu būdu jūs atversite save į gausą taipogi. Tai ačiū, kad buvote ir iki kito karto.